Mes eisim 170 km per kalnus. Ant pečių tempsimės didžiulės 15 kg kuprinės. Miegosim palapinėse ir gaminsim maistą gamtoje. Bus fizinis ir emocinis išbandymas. Bus labai sunku. O startas čia. Šiandien pirmoji diena, gal nebus labai sunki. Turime užkilti gal 600 metrų tik į viršų ir 15-16 km bus ir realiai 4 gal valandas rašo eiti. Tai neturėtų būti sunkiai. Col de Voza šiandien tikslas. Pusiaukelė tiksliau. Crazy. Geras greičiau negu pėstys. Man taip sunku, kad lazas taip ir laiko, kad nenuolipčiau. Pirma diena. Day one. Ir 2 valanda dar kelią. Mano Tridalietas ir Papulio čempionų pietus. Valgau realiai haikerių pagrindinį maistą spageti bolonezę, bet jau taip neskanu, kad čia patys neskaniausi turbūt haikinimo maistai, bet jau vaizdelis koks. Tai 10 balų, Papulis tai žiauriai. Cizirės eilutės. Brangiausias, už tai skanis. Jo, Papulio 20 eurų, pas manęs 12. Tikėtina, kad matome Mont Blancą jau čia, tarp debesų. Na, atėjom Col de Voza, bet kiek čia daug pasirinkimų. Ar į kairę, ar į dešinę, visur TMB. Na, rizikuojam į dešinę. Trukdo akmenys batuose. Na, dabar žemyn. Kokius 500 metrų. Tai šitam kely mes apeisime ir Prancūziją pradžiai, kur dabar esam. Tada bus Italija ir tada Šveicarija. 3 šalis apvarysim. Peškutę. Papulis tai nestabdo, varo. Kai nereikia razdų, kažkaip koks blemba riteris, tiksliau vičeris su 2 kardais. Vis dar prisimenu šitos makaronus. Ne? Nu, tragedija. Blema gerai, ko nėra gerai. Ta prasme, ten duodu gal 2 iš 10. Nu, 2, nes, tipo, 1,5. Eikt, čia, ta prasme, makaronai su tiesiog kečupu. Visur, kur valgydavo anksčiau makaronai, bolonezė, tai čia haikerių maistas pats geriausias. Daug angliavandenių. O čia tai, bet Papulio salotas tai nustebina, žinai, atpirko. Vėlia kaip stipriai. Čia šnekės. Papulis galvoja, kad aš su Papuliu šneku, o čia šneku su žiūrovais. Su savo 3 žiūrovais apsigavo. Šiaip yra be galo sunku. Pirma diena jau man skauda dešinės kojos
kažkokį ten vietą jau jaučiu gan stipriai. Leidžiantį žemyn visą laiką skauda pirštukus su tais batais, o kylant į viršų tiesiog daug energijos reikalauja. Išlindom vėl į kalnus. Pupolis refilina vandenį, va. Mūsų gyvybės šaltinį. Vavo vyva, kaip gražiai. Vau, kaip čia gražiai žmonės gyvena šitose mažose miesteliuose, pavydu net. Reikia pertraukos. Elsimės truputį. Šmutkanai. Vaizdelis. Labai gražu. Pavėsis. Pats tas. Dar kaip kojas skauda, niekada gali eiti, va, einu su kėdais. O haikinių žinai, nugarą. Jam labai kažkaip kėdai yra debes šitas tiek. Les Kontaminės mūsų šiandienos tikslas. Judam. Kokia landa nusimato. O taip, tuneliais. Iki Les Kontaminės rašo dar valandą laiko eiti, bet mes dar truputį toliau ten turim paeiti iki kito kempingo. Bet mūsų tempais tai, dar kokias 2,5 valandas turėsim varyti. Pupolis ilsisi. Yra pizdėtis. Mes jau šiandien nuėjom 25 000 žingsnius ir pradėjom iš Les Haučės. O čia stotelė Les Hočės. Realiai visą dieną einam vieną raidę pasikeitę. Čia stotelė va kažkoks Les Hočės esam. Ir pim, galiu nueiti į Notre Dame. Dar diena nesibaigia, bet aš jau realiai nebegyvas praktiškai. Visas šlapės, viskas skauda, čia belia kaip skauda. Kažkokia va šitą vietą va prie kiaušo skauda. Eik tu savo, realiai mirštu, visiškai mirštu. Pupolis tai kažkaip... Pupolis tai, nemėgsti haikinti tai baisiai, savį laiko, bet ją tai jau maksimum turbūt. O mane, aš tai noriu, bet jėgos tai apleidžia maksimaliai. Mane čia įrašinėja, kaip aš įrašinėjau. Renka medžiagą. Jo, galiu mirti, atrodo. Pupolis torpeda. Varo, rodo kelią. Važiuojam, Pupulį. Du prie mirties esantis haikeriai. Dieve padėk. Da, ėjom pagaliau namus. Realiai, kiek atsimenu, nesu dar gyvenime labiau pavargęs. Haikinant negu šiandien. Per visą gyvenimą. O viskas. Atėjom. Čia bus palapinė. Gyvenimas verda. Šiandien mes nuėjom 32 000 žingsnių, kas yra maždaug 24 kilometrai per kalnus su elevacijom ten aukštyn žemyn. Pradėjom nuo 1000, pakilom iki 1,6, tada leidomės iki 1,2, tada kilos iki kokios 1,5, paskui vėl 2 ir taip aukštyn žemyn. Va įrodymai, kad nemeluoju. Mes eisim dabar realiai į dušą, kažką pasigaminsim valgyti, gal pafilmuosim, ką čia gaminsim. Ir dabar yra 7 valandos vakaro, ir eisim pailsėti, o rytoj reikės mažinti tempą, nes šiaip prie mirties jau čia buvau aš bent jau. Grįžau po dušą, šalti sporto, lyg atrodo sirgčiau. Sėdžiu, va, Pupolis maudasi, džiovinam, į kalnus biškį pažiūrim, eisim kažką valgyti daryti. Pasidarėme elektrolitų gėrimą. Nes išprakaitavom tai viską, ką galima išprakaituoti šiandien. Vakarienį tuną pasidarysim su makaronais.
turim prieskoniuko, pipiriuką, druskytės, aliejūką. Va toks gargaras. Ačiū jėdos. Nu, bon apetitį. Dėlė kaip skaniau, negu šiandien tie makaronai, kur valgiau. Nu, labanakt. Sėdam kamštukus, nes čia dar hebra biški ošia. Mes neturim jėgų ošti. Einam mėgoti. Turime 9. Pats tas mėgoti. Labanakt. Labas rytas. Naktį žiauriai sušalom. Buvo labai drėgna, šalta. Šis kankina abejonės, ar galim tęsti toliau. Pečiai normaliau, koja vis dar skauda, bet jau geriau prasitampiau. Nežinau, dabar yra apie 9 valandas. Šiandien mažinsim maršrutą, atstumą. Nu ir bandysim tikriausiai eiti, nes jau grįžti irgi sudėtingėja. Na, susitvarkom po biškį. Saulė išlinda. Šilta dabar. Žiauri viskas sudrieko, tai vo. Sistema. Pali, kaip sekas? Ką ten apie sprogmenį sakai, kad čia nori susprogdinti visus šitam kempingai? Na, atėjom pusrytukus pasidaryti, va, kokso. Biškį kitokio kokso. Verdamės ir maišysim koksą su vandeniu ir gausim koksų košį. Na, bon apetitį. Kaip neskana lenkų košės. Šitas yra blogis. Jeigu be jo tai būtų normaliai, bet su jo tai kančia. Na tai bandom varyti toliau, o kai bus, tai nežinau, gal reikės tik tasparnio, kad parimtų namo paskui. Na va, TMB Notterdamas. Varam į Refičį Dalabalmę. Jau čia šiandien bus mūsų tikslas. Iki 1,7 aukščio. Nu, nusipelnėm poilsio truputį. Atėjom biškį pavalgyti. Su tokiu vaizdeliu. Gaminam elektrolitinius kokteilius patys. Tai atnešė pagaliau. Kaip skaniai pavalgysim. Nu, vaizdelis, va, papalsiu linksmesnis biškį. Kaip čia skaniai bus. Imam dabar, pradėjom imti 1 porciją 2, nes prisivalgys negerai haikint. Oi, kaip skanu buvo papulė, ne? Pagaliau papulis biškį geresnės nuotaikos. 10 iš 10 buvo nuostabus maistas. 18 eurų kainavo, tiesiog 2, tai čia pigiau grybo. O gavom gražų žemėlapį. Tai mes pradėjom nuo Lezučius. Varėm. Nu ir va čia va kažkur baigiam. Realiai. Ir va šiandien einam iki čia. Nu, toks palsėjimai diena realiai. Ir paskui bus va iki čia. Didelis kilimas labai. Nu ir paskui žiūrėsim. O liko tai Negana to, kad ir mums taip yra sunkiai čia viskas sekasi, tai pasirodo, kad čia praktiškai visur tik grinų prašo, o mes tų grinų nebeturim beveik. Už parkingą 85 eurai ten buvo, vėl grini. Dabar pavalgėm, tik grini. Kempingą vėl, tik grini. Baigėsi grini praktiškai, liko gal tik 1 eurų. Tai čia dabar einam visiškai kalnus. ATM kokias 3 dienas nebus. Tai, o už viską reikia mokėti turbūt irgi tik grinais. Tai čia bus dabar Survivor. Sutikom vieną parelę lietuvių. Ir klausiu, tai o kiek jūsų kuprinė sveria? Sako, be maisto ir be gėrimų 4,5. O kiek tavo, sako, mano 15 už galvų užsiėmė. Tai ta prasme, klaidelės. Nežinau, reikia gal pusę daiktų išsiimti, gal paštų išsisiūti.
Jeigu ryte galvojau iš viso grįžti atgal, iki mašinos viską išsikraut, ko nereikia, kur tik išgyvenimai maksimaliai, viską maistą gaminimą, viską palikti. Na, bet, žodžiu, judam tolyn. Ibupromas veikia, skausmas sumažėjo gal 3, tai visai malonu darosi. Perekūras. Na, Papuolis tempia kuprinę. Tempia palapinę. Nu, va, dar vienas statinys. Nu, ir iš kitos pusės Weekend Festival. Nu, va, čia mūsų refugeesas. Nu, nefilmavom, bet kokią porą valandų su tokia porelė iš Lietuvos pašnekėjom, pasibuvom. Tai labai smagiai laiką praleidom, apsikeitėm informacijom, kaip čia hiking geriau. Tai labai fainai, o dabar jau eisim daryti savo vakarienę. Nu, jau kaupėsi naktelė. Ar kitoje pusėje šitaip. Na, va, ten refugee matas. Turėsime bomžpakius, kuriuos dar iš Islandijos pasiėmėm. Mano kukeris. Šiandien nuėjom labai nedaug, gal 5-6 kilometrus, tik pakilom 500 metrų į viršų. Tokia diena palsėjimui. Apsistojom čia kokiam palapinę pasistatėm ir viskas, dabar pavalgiam. Išsliukinom į refugee, pasidarėm dušus. Tai mat nesmirdim, esam švarus. Ir viskas, šiandien tokia diena. Palsėjo mano galūnės, tai rytoj jau dėsim, stipriai dėsim. Nu, tik sakau labanakti. Čia diena. Važiuoju. Šiukšlių maišai is back. Negalėjo visą laiką lepinti saulę. Boltas kalnuose. Šiukšlių maišas. Nu ir saulutė išlindo, va, vyva. Ačiū, saulė. Šią naktelę buvo ganėtinai vėsi, 3 laipsniai temperatūros buvo, bet apsitikloja viską, ką turėjom. Nu tai išgyveno, bet geriau negu antrą dieną iš tikrųjų, kur buvo daug šilčiau, bet labai drėgna, šiandien buvo labai sausa. Kojos kaip ir nebeskauda. Realiai dienos vakarykštis trumpas haikas, taip sakant, padėjo išsigydyti žaizdas. Polis rado sniegą. Geriau negu tiesiog savo. Vaičių stalas, o? Nuo lietuvių. Oho, kaip šiandien stačiai 700-800 metrų. O dar ne 10 ryto nėra. Haikeriai, TMB haikeriai. Žinot, kaip atrodo 9% Mont Blanco vaizdai. O šitaip. O 9% va šitaip matysit. Biuretикин iš Fashion Police. Radom tokį namelį. Kaip gerai užuovėje. Vaizdas iš mūsų namelio. Nieko. Papuolis laimingas sėdi. O, užkopėme 2-3. Dabar beveik leidimasis bus kažkur. Einam pas Papuolį.
paėsti į refugee. Sriubytė. Šreka sriuba. Su sūriu. Reikia savo druską susimesti, nes trūksta. Kai saulė atsiranda. Sekantis patiekalas su kandonais. Dešras, šaltas, su batonu. Čia sūris? Sviestas? Na gerai, 12 eurų. Bam! Realiai net įrankių nedavėm, nu tai naudam šaukštą, kur sriubos liko. Nu ir tepamės. Tikėjausi šiaip karštų dešrų, nes čia nieks angliškai normaliai nešneka. Atnešė šaltas, vytintas, tiesiog dešras. Na taip, orai keičiasi. Prieš minutę. Va, helikopterį čia maistą pristato prie pat refugee. No camping. Ir kaip tik rūkas atėjo, kaip tik filmuot, taip rūkas. Blemba, kaip keistai čia dabar pavalgiam. Ten biški su meniu nesusistudijavom ir neįsivertėm ir žiūrim, visi ten, blėt, lazanės visokias, ten pizzas valgo, ten skaniai, kažko ten salotų, ten mes kažkokių dešrų šaltų gavom, o galvo, kad gausim dešrelės, tipo karštą, žinai, tipo normaliai. Nu, žodžiu, tai taip ir pavalgiam pietus dabar. O dabar pagal planą bus kelionė žemyn, labai stati žemyn, nežinau, kiek čia leisimės, iki kilometro gal. Dabar esam 2,5 kažkur, tai varysim iki 1,6. Na, polis yra pajudėjęs. Nu, ir čia kažkaip bus žemyn. Ar kas nors matosi? O dabar? Kiek daug avių, eik tu sau. Bet tai koks judėjimas čia. Wow, crazy. Per kamerą atrodo kaip kažkoks judantis mikrobas. Wow. Stulbinantis vaizdas. Pizda dešinį kelią. Baigęs kodėl dešinės kojos kirkšnį, tai dabar ant kelio perėjo. Kai yra nuo žulniai leidęs, tai tada žiauri kerta. Tai dabar vos paeitių galiu žemyn. Tiesiai normaliai, užtai normaliai žemyn, ne. Fizi. Nu dajam, lės čia pajauk, čia gyvenimas verda, eikt. Va, viską pilna. Ir galime palapinę statyti čia va. Su tokiu vaizdu. Pasiėmėm pirmąjį savo refugee, šiam 8 eurų žmogui. Gausim vakarienę, gausim pusryčius, gausim šiltą guolį barakę, tarp 10 snukių. Daiktų neštis nelabai galima čia, batus palikti, stipus palikti. Ai, kuprinės leido. Tai kitur būna, net kuprinė neleidžia. Nu tai eik tu belė, kaip čia šiandien bus. Va, kažkokias tapkės susidėjau. Barakas pirmas. Realiai snukių nėra. Nusimaudėm, įsikūrėm, grįžom ir va, eik tu savo. Atėjom valandą anksčiau savo maistą laukti, koks aš raudonas. Eik tu savo, bet tepiau kremą. Nu, cheers. Aba. Šitą čia. Brazilį du man blank.
vardinis stalas. Eisim biškiūno pažaisti, kol lauksim savo Vakarienės. Melė kaip lyja. Stato palapinę dar. Dar lietų. Bet užjaučiu senį. Papulis laukia Michelino lygio vakarienės. Prancūziškai. Ja. Jau taip norim valgyt. Bet jau koks alus skanus, jau antrą šaunu. Jau gal iš balsą girdis. Kaip pats, įdomu. Baza. Labai daug pipiruota yra. Kaip šeimyną čia valgom visi. Kiek mėsos. Visiem pasidalinti. Ai, dar čia va kažkokius ryžių ar kas kuskusą gal. Kuris labai puikiai įsidėjo. Bubelis raudoną vaizdai. 1 alus. 3 sriubas. 10 balų. Dar sūrio padavė. Ką smirda. Tai dasimušimui dar vieną. Ką čia per dalykas? Pavalgiam, belė kaip skaniai. Ir einam dabar pailsėti. Mes esam pavargę maksimaliai. Labakt! Tai trečią dieną buvo nueita apie 11 km ir būtų elevacijos apie 900 metrų su labai daug nusileidimų. Labas rytas. Pradėsim rytą su pusryčiais iš prieglobsčio. Rytiniai vaizdeliai pasakėlė. Wow, vyva. Turim 4 dieną. Kelienai biški dar atrodo palsėjo, iššojom vaistukų. Judėsim toliau. Tikiuosi nefils kojytės. Haikeriai ilgai nemiega, dabar turim 7:20, keliamės 6, papusryčiavom, nusiprausėm, susikrovėm ir į trasą. Nu, panašu, kad Papuliui kelias skauda. Vakar iš manęs juokėsi, o nuo pat ryto Papuliui, bet vaistų iššovėm, gal suveiks. Nu, panašu, kad kojos skausmai sugrįžo ir nežinau, kaip čia tęs kelionė. Gali būti, kad biški virsim Danieliais. Gal busais kokius atstumus pavažiuosim. Arba tiesiog pusę nueit ir skipint. Nes net polisis nepadeda atgauti. Čia gal dešinio kelio raiščiai pasitempi yra. Visai rimtas dalykas. Čia gal ponas Mont Blancas prieš akis stovio, gal ir ne. Kad ir kokie paliegę dabar esame, su Rūku lenktyniaujam. Jis biškiai įsiveržė į priekį, bet jis ten uždominavo viską. Tai lenktynės! O čia gali ir pakempinti. Su vaizduku eik. 187. O, pikseliai. Lipam jau 2 valandas, su pusę kažkur. Nežinau, kiek čia užlipom. Ne 100 metrų, bet žinau, kad dar kokį 500-600 liko lipti. Ir tada bus dropas belė koks. Ir ką žinau, kelienai, kol lipi į viršų, tai dar veikia. Bet nenoriu pagalvoti, kad reikės leistis labai stačiai. Tai nežinau, kas čia bus. Reikės ridentis gal. O, gyvūniukai. Matot šuniuką? Įsitaisęs va. Miega. Bent vienas dalykas Papuliui patinka šitoj kelionį, tai gyvūniukai. Kai ragučiai. Nelabai valgo Papulį. Neskani žolė. Apsiesta velnio. Eik, načert.
Vaizdeliai tai bele kokie. Nu, iššoviau dar vieną ibupromą. Jau ant 2 ratų važiuoju. Tikiuosi, padės kažkiek nuimti skausmus. Na, dabar planas eiti ten. Čia kilt. Kažkur iki čia. Kam nusimato. O buvo, tai čia ant soliuko sėdėjom ir atvarėm. Nu, pasiekėm viršūnės. Matos Italija. Viva Italija. Nu, tai sakom, ate Prancūzijai. Labas Italija. Kita šalis, kiti nuotykiai, kitas maistas, kitos kainos, kiti orai, kiti kalnai. Jaučiu nuėjom apie 6 kilometrus Prancūzijos pusiai. Bet čia taip oficialiai, bet šiaip tai nuėjai, manau, daug daugiau pagal laikratį. Nes pirmin atgal į tualetą, ten pasiklysti, dar visur vaikštai, tai čia kokį šiam kilų tai jau tikrai esame suminę kalnuose. O dabar einam tą dropą, 500 metrų žemyn, tai nežinau, ar tie mano duratukai čia užveš mane, nuveš žemyn, ar reikės trečiai iššauti, kad vakarėlis iki galo būtų. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 na na na. Mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 bel partigiano, portami via, che mi sento di morir. Prancūzijoje visi sakydavo bonjour, bonjour. Dabar priėjom Italiją, visi sako ciao, ciao. Jau labai senai valgiam, tai galvoja tik tais pizza, makaronai, lazanija, risotto. Nu, va, mūsų išgelbėta Elizabeta. Alaus negersiu šioje kelionėje beveik ir ypač dienos metu, bet nu kaip tokio negerti? Gal pagydys koją. Geras. Papuoliu su savo makaronais. O čia pas mane, Nesuprasiu, kas tai yra. nežinau, mėsą su kuskusu ar kažkom, nelabai supratau, kas sakiau, bet pritrysta, bet eiti, čia belia kaip gerai. Pasirodo, čia yra elnes ir kuskusas. Oi, kremžinė. Kremžinė. Nu, paėdėm už 5 eurus. Buvo visai skaniai, nieko negaliu ginčytis, palsėjom. Ir dabar einam, nežinau. Eisim gal visai daug, nes čia panašu, kad, pilnas, neleido mėgoti čia. Kaip ir tikėtasi, tai eisim, kol rasim, kur mėgoti realiai. Arba patvary kur nors. Biškį įdegiau. Barzdas, kad jas nepasėmiau. Pabiškį auga. Labai lygus kelias nusimato. Tai ačiū Dievui, biškį palsėsim.
Esam žiauriai pavargę, tai pasiėmėm refedžių čia pakeliui, ėjom ir radom. Lemokos brangus, 9-8 eurai žmogui. Nu, tai čia toks privatesnis kambarys, tipo 2 mes būsim ir gal dar vienas čiuvas kažkoks. Ir vakarienė daros ir pusryčius. Va tokioj trobeliai. Visai gražiai šiaip. Tikriausiai kaina dėl to, kad nes kiekvienas gaus didžiausią šeimyninį itališką picikį. Jo. Va toks va vaizdelis. Gražiai. Nu labai brangiai tik tais. Daiktų neleidžia neštis į vidų, va davė dėžės, sudėt savo daiktus. Ir savo backpackus čia va paliksim. Čia daug tokių batus tenais. Šiandien buvom čia ir davarėm iki čia. Nu tai jau tiek va jau esam padarę. O liko dar tiek. Ir jau kojos atsisakė. Bet va galima daeiti iki čia ir va tokį va grįžti atgal iki mašinos. Arba galim būti Danielius ir kažkaip pasimt busą, pravažiuoti, išlipą, filmuoti, kad paeinam ir parodyti, kad visą apėjom. Nu tai nuspręsim, kaip čia darysim. Į vėl pastą. Makaronį. Papulį pasiaiškink, kodėl visko nesuvalgiai. Suvalgiau aš jau. Nu, čia skaitas pagrindinis patiekalas, tai nežinau. Ten buvo starteris realiai, Papulis jau prisprogęs yra. Galbūt esu nuo starterio. Ir nieks nesitikėjo dar dezerto. Jau norėjo maiti laukum. Nes visus įrankis atėmė. Mūsų kambariuksas realiai 300 eurų kainuoja. O taip atrodo 300 eurų kambarys. Nu, turim privatų dušą dar. Žinoks, aš daug kaip suskauda kiekvieną. Labai šalta čia. Grindys ledinės. Nu tai viskas. Jėzus, koks raudonas nuks. Labas. Labas rytas, mes ir vėl čia. O pusryčių stalas toksai. Kol kas mes biškai anksčiau atėjom. Kaip viskas paruošta. Eik, ir mėsos čia bus, ir sūrio, ir jogurto, ir keloksų, ir sulčių. Bandysim pasidaryti sumuštinukus. Tada! Nu, pasidarėm dar sumuštinuką kelioniai. Nu, 5 diena prasideda. Varom toliau, sutikom tokią mačiutę iš Amerikos, davė va raištį keliai. Tai bandysim, pažiūrėsim, gal padės. Labai dėkingas esu. Vėl rūks pareina. Labai graži ate, brangiausia nakvynė mūsų gyvenime. Nu, 2 ratukai rytiniai, opa. Neina paeit net ir su raiščiu. Rytais tai būna ganėtinai šalta čia. Visas toksai drebulys ima. Nu, va, mūsų šiandienos tikslas Courmayeur, 3,5 valandas. O paskui tikriausiai darysim dalykus TMB antkapis visiems hikeriams. Nu, turim 8 ryto. Ir panašu, kad čia Mont Blanc turėtų būti ponas. Arba gal čia. Mr. Mont Blanc. Spėju, kad čia. Realiai nuo čia, kur mes dabar stovim, užkopti viršūnę reiktų dar 2,8 km. Eikti peklon. Mont Blancas yra aukščiausias Europos kalnas ir jo aukštis yra 4,8 km.
Mont Blanc'e labai daug bėgikų yra. Jie čia būna per 4 dienas apibėga viską. O rekordas tai buvo, man atrodo, apie 23 valandas kažkoks vyras apibėgo visą Mont Blanc'ą. Ta prasme. Džiavinam sušutusias palapinės. Ir laukiam, kol dings biškį debesukas. Kaip čia gerai atrodo. Kaip nupjauta linija. Nu, laukiam ant šitos vietos kokią valandėlį laiką. Nu, nepasisekė, debesų tik dar daugiau atsirado. Bet užsisakėm viešbutį Courmayeur miestelyje. Private kambarys, 105 eurų. Ne, brangi kelionė. Ir palsėsim, eisim nusipirkt dar raištį ir bertai, kokių tepalų ar arklių, ten kojom. Nežinau, kažkokių stipresnių vaistų, palsėsim. Ir tiek, ir bandysim atgauti jėgas. Nu, dabar realiai leisimės žemyn, kur realiai ant kojos tas mano vargšis bus labai sunku. Nežinau, čia descendas bus kilometro, man atrodo, labai status. Radau likimo draugį. Realiai panašiai kaip man. Va, jau užjaučiu vargšelę per skausmus. Alan! Manęs negali maudytis, bet to šunys gali. Radau puošką, radau. Galėjom šitą paėdimą. O, kaip čia smagiai atrodo. Gal papuliso elvyno, bet čia belia kiek. Kaip skaniai čia dabar bus papuliai. Nu, o mano salotas eiktų 14 eurų. 14 eurų. Negailėk. Visą susiversk. Arba aš dar užsidėsiu. Labai skaniai carbonara. Eik, tam. Viena skaniausių carbonarų papulių. Dėl to, kad Italija. Tikrai epic buvo. Rimdžiobą daro. Mėsiniai galvėjai pagal Bertą čia. Patenk. Čia spėja mūsų tikslas Courmayeur. Nu ką, atėjo ta akimirka, kaip mano kojas truputėlį jau atsisakinėja ir tampam Danieliais.
leisimės žemyn 500 metrų už 10 pem. Aš galėjau eiti. Aš nelabai jau, reik pertraukos, arba bus šakės, iš vis neužbaigsim. Haikeriai didėjai. Nesu koks suraižytas. Lema, čia būtų reikėjo eiti labai stačiai. Nu, man reik pertraukos. O, čia kažkoks gepas, kur nesuraižyta. Jaučiu, reikės ten, kur žemyn, ten reikės biškį pačytinti, jeigu yra galimybė. Nes tik tai žemyn ir tas skauda tą kelią. Aukštyn, no problem. Lema, kaip nesimato. Bet vaizdeliai tai tokie silpnoki čia. Lema, nieko nesimato iš tikrųjų. Nežinau, tas raištis nelabai šią ką padeda iš tikrųjų. Gal kai suvarytas kelienas, tai nelabai ir padės. Nu ir va, ir nusileidom. Dabar einam į savo viešbutaną pailsėti. Tilpom į liftą. Puls pavargęs maksimum. Jėzu. 105 eurų. Tik durų nesusvark. Oho, kokios spalvos. Ir raudonų žibintų kvartalas. Nu šiaip gali čia pasidžiauti. Gerai, o. Su babelka. Žiūktėliką gavom. Na ir šikinikas. Na gerai, palsėsim biškį. Vaizdelis pro langą. Nu, neblogas. Viens geresnių. Turtuolių gyvenims. Skaudus turtuolių gyvenims per prievartą. Nu, einam palsėt. Davai. Bliamba, kas čia pas manęs vyksta. Atrodo, kad būčiau sukandžiotas. Realiai nuo prakaito. Realiai taip šuto čia nuo tų kuprinių, kad išmetė spagais tose vietose. Džiovykla. Realiai galime matyti, kur sučytinom. Čia tas mūsų keltas ir matosi. Mano čia pirli ir nučiažėm žemyn. Nes šiaip tai čia žiauris, tačiai būtų buvę. Nu, palsėjome truputėlį. Sugalvojau planą atiduoti pusę daiktų, tai susidėjau kokį 6 kg tašę, gal nežinau, nes nepasversiu, bet o toks maišas ir svoris tai blemba. Nu, nežinau, 6-7 kg spėčiau. Pusę kuprinės. Nešim į lokerį tokį, atiduosim realiai savaitėliai. Už 30 eurų paskui grįšiu ir pasiimsiu. O dabar eisime kažką pavakarieniauti, kokios picos, alučio ar dar kažko itališko. Blemba, kokie čia. Kas yra? Ble. Lietutis biški užgavęs kiečių neturim. O pirmas patiekalas. Mingziukai. Jau papalso vyną ištaškę. Aš žuvalų baigiau. Laukiam dar picos. Toks grožis. Dorosim. Nu kaip skaniai tai tas pizzas daro. Nuostabu picitė. Šiandien makaroniukai nuostabus, picitė nuostabi. Nu tai viskas. Šiandien dieną baigiam. Koja tai šaibom išėjus, nežinau kaip čia bus. Labanakt. Tai 5 dieną buvo nueita apie maždaug 12 km su maždaug 1 km elevacija. Nejaučiu pirštų. Kokį urvą radom. Tai yra papulė veidas.